paskutinį rezultatyvi Lietuvos Ryto ataka. Ką pasakyti? Kaip ten buvo? Buvo likę, nepaminu, apie 20 sekundžių ir Čekas žaidė vienas prieš vieną, jam nuėjo padėti, numetė laisvę. Laisvas kampė buvau, atmetė, pataikiau. Visi laimingi, visiems gerai. Tai turėjo Čekas mest ir tu, ar? Kas turėjo, nežinau, gavos kaip gavos ir gavosi sėkmingai. Čekas privertė varžovus spausti, eiti pagelbėti. Automatiškai liko kai kurie žaidėjai laisvi ir paprasčiausiai pasinaudojom progą. Ką galvote prieš metimą? Negalvojau nieko, iš tikrųjų, prieš tai 4 ar 3 metimus pramečiau, o kai treneris vis tiek sako, nežiūrėk į pramestus, laisvas metė, tai tą ir dariau ir gavosi viskas gerai. Pirmoji dalis visgi buvo Žalgirio, antroji galbūt jau jūsų daugiau. Kas atsitiko, kas pasikeitė? Gerai pataikė, iš tikrųjų Jonas labai gerai suždė ir tokių gynybinių klaidų padarėm, jie kamuolių puolime atsikovojo, toks aišku gal ir nervinis jaudulys toks buvo truputį, paskui po biškį pajutom, kad galim atžaisti ir po truputį kažkaip jėgos neapleido, Žalgiris vis tiek 7 žaidė, dar išspaudavo ir paprasčiausiai pasinaudojom situaciją ir viskas puikiai gavosi. Tai sveikinu su pergalė, turbūt ne tik tavo geriausios rungtynės, bet ir vienas įsimintiniausių Lietuvos Ryto šį sezoną. Be abejo, dėkui už pergalę, rungtynės, kaip sakiau, buvo sunkios, man tai jos tikrai šiandieną gan sekėsi. Komandos draugai pasitikėjo, negalėjo kamuolio, sako, atakuok, pataikė, vienu žodžiu. Ir tikrai džiaugiuosi, kad nenuvyliau savo komandos ir, kaip sakoma, visus su pergalė Lietuvos Ryto gerbėjus. O šiandien nugalėtojai iš esmės lėmė tas Lukauskio metimas, ar jūs iš tikrųjų stipresni jautėte su Žalgiriu? Tegu ekspertai viską mano. Mes šiandieną laimėjome, mes šiandieną esame stipresni ir tegu visi ekspertai šneka, ką nori, bet šiandieną mes nugalėjom Žalgirį ir prezidento taurį mes nugalėjom Žalgirį, taip kad nežinau, žiūrėsim, kas ateityje dar laukia. Ir BBL dvikovos, ir Lietuvos krepšinio čempionatas, taip kad dar sezonas ilgas.